Ryža, baig. Šeštadienį labai. Šeštadienį? Per ką? Po penktadienį. Ką čia darot? Išprotėjęs per naktį? Jo. Stogas nenuvažiavo per naktį paaiškėjo? Bet čia varlytės tos bus dabar jau, ne? Bet žiūrėk, per naktį nelabai daug padarė, tik tai viską nudažė, ne? Man atrodo, jūs kažką kitą naktį veikėt. Pažiūrėk, mūsų scenografės vis dar čia. Tai pabandom man šitą. Nai. Ryža, žinai, bairį? Nu? Prisimeni mūsų tą Aušrą. Aha. Įsivaizduoju, vakar šneku. Sako, nu, žinai, kalbėjau čia su berniuku savo, pusę metų bendravom internetu. Internetu susipažino, berniuku jis pasivadino ir mergaitėm išvažiuoja į Kanadą. Ne, jį mačius? Sakau, tu durna. Į Kanadą? Nemačius, taip. Gerai. Bet jinai jo nemačius. Ką? Nemačius, nei biškojo. Tai Dar sen nuotraukas ten. Sako, ko tu čia, sako, taip sukalbimės ir mylimės ten ir viską. Kaip tai? Aš taip ir paklausiau. Sako, per internetą. Tai požioplinis per internetą? Bet neįdomu, taip padaro ant ekrano? Ir tada daro taip. Bet aš, nu, durna jinai visiškai. Jinai į verbą yra, ar nežinau. Arba labai drąsi. Nu, tu pavydį, kaip... Aš bijočiau. Tema - internetinės pažintys, internetinis seksas, internetiniai pokalbiai, internetinės valgys. Ir Rinta šiandien vėl kam nors skambins arba čatins. Ir bus šiandien direktorė. Nebeskam. O, Vakar buvo mokytoja, šiandien bus direktorė. tiksliai vakar buvo. Pažiūrėk, kokie direktoriai, nes šiandien labai tinka direktoriai, ne? Šitas jau čatina. Jo, Jurgis jau paniro. Turi visokių čia įdomių dalykėlių. Gerai, ne? Nelabai sako. Na tai ką? Tomas tuoj metą? Nepataiko. Nu, tamo pasipasako, kaip tu ten darai su tais čatais. Čatinės? Aš? Man, pavyzdžiui, neįmanoma jau būti niekur. Ir tau irgi tikriausiai, nes įkelt nuotraukos impossible. Kodėl? Kodėl? Tu pagalvoji, kad apsimetinėjai. Tu nedėk savo. O kieno? Nu, čia tik, pavyzdžiui, Mirkas yra, taigi tik čatinė. A, Mirkas. Man kažkaip atrodo, kad juos reikia instaliuoti ten, tai užima 2 minutės, aš tiek laiko neturiu. Aš turiu akauntą One'ose ir jų beveik nenaudoju. Bet ten paaugliai visai One, ne? Ne, bet aš jų nenaudoju dėl to, kad aš pradėjau naudoti One tada, kai dar buvo nemokami SMS-ai Latvijai. Ir po to buvo tik paštas ir tik tada prasidėjo visos tos draugystės nesąmonės. Man labai nepatiko, nes paštas sumažėjo ir aš negaliu naudoti kaip paštą, nes ten nėra beveik vietos. 5 megai, man atrodo, tuo tarpu, kai Gmailai duoda gigais. Ir man iškart, o pažintims tai, nu, ten neįdomu man pažintis šiaip. Aš turiu pažintis XXX, bet aš susikūriau for the purposes of the show. Jo. Nes, nu, ne tai, kad darbas reikalavo, bet man buvo įdomu. Nu, mes, kai atsimeni, kai darėm pilotus, man kažkaip taip. Ir aš vis dar turiu narystę ir rytoj pasibaigs. O aš tai atsimenu, kai mano viena kaimynė, nu, ten buvo truputėlį prie turtingesnių, žinai. Kurių tu nemėgdavai, man pasakoji. Nu, su jie viskas buvo tvarkoj, nes ten šiaip tėvas fizikas buvo, tik, žinai, toks biškai technologiškai pažengęs, žinai. Tai atsimenu, kai atsirado internetas ir visoje laiptiniai buvo pas ją vienintelė, žinai, kompas jau normalus ir su internetu. Tai aš atsimenu, pirmą kartą į čatus nuėjom ir ten buvo, man atrodo, N1 gal čatus turėjo ar kažką, bet, nu, ne Mirkas, žinai, bet, nu, kažkokia svetainė, žinai, va tokia ir, tipo, tenai irgi grupė žmonių ir, na. Tai mes ten pradėjom chatintis, būdavo labai įdomu. Bet aš po to kažkaip, kadangi, nu, pas ją tik apsilankydavau karts nuo karto, tai taip ir neužsikabliavau. O jinai tai, o Jėzus Marija, kiekvieną dieną po N valandų, po to Mirkai visi tie prasidėjo. Po to susitikimai tų visų, žinai, jie ten po to po kažkiek laiko daro, žinai, tipo, susitinka tie, kas bendrauja, žinai, virtualiai susitinka gyvai ten visokiose pabuose. O tu, kuri tavo laiptinė buvo? Antra. Antakalnį? Ir kas iš to išplaukia? Kas iš to išplaukė? Jos visi berniukai buvo iš Mirko.
visi berniukai. O jas. Jos visi, draugai vadinkim, laisvalaikio praleidimas, tai būdavo vat, būtent tų žmonių susitikimai. Per mirką ar... Ne, gyvai, ta prasme, jau, laisvalaikis, žinai, išskyrus tą čiatinimą, tai vadinkim gyvai visi tie, tai jos visi draugai pasidarė, vat, būtent tie, žinai. Galbūt žmogus kitaip negalėjo susirasti. Bet, pavyzdžiui, mes Mirką kitaip naudodavom. Mes naudodavom, realiai, kurioje mes esam draugai, net mokykloje ten, plus ten dar kažkas. Mes susikurdavom Mirkę savo puslapį, ten ar kaip čia vadinasi, kanalai. Ir tada mes ten bendraudom per ten, bet tai nebuvo naujų pažinčių ieškojimas. O kas kinuosi internete? Aš tai bandžiau, gal kai 16 metų buvo. Va šito bailio tai nesuprantu aš. O tu? Ne. 17. O tu? Ir aš ne. Bet aš Tai, kadangi jisai bandė, tai jisai ir pasakos. ir gerai buvo. Ne, kaip, tai idėja yra labai paprasta. Jeigu tu gali nuo to susijaudinti, tai... Kaip įmanoma nuo raidžių susijaudinti? Ką? Kaip galima nuo raidžių susijaudinti? Kaip, reikia... Garsiai skaityti. Garsiai skaityti įsivaizduoti. Po to reikia atsisėsti ant kompo, žinai, ir tas žmogus turi kažką ten... O tai buvo su webcam ar ne? Ne, ten labai seniais laikais. Ten buvo paprastas čatas. Bet tai kaip galima chatinti, masturbuotis ir dar... Aš nežinau, telefoninį seksą kada nors esate turėję? Ne, nes nesuprantu aš tokių Pavyzdžiui, jeigu tavo aš tai jau, pavyzdžiui, sudaręs ICQ, ne ICQ, kaip ten... Skype, ne Skype, Skype seks. Visai fainai. Ai, jo, Skype seks yra kamera. Aišku, tu skambini savam žmogui, tai viskas aišku, bet taip susipažinti su kažkuo, žinai, nežinot, ar jis berniukas, mergaitė, kurio amžiaus, tai nepagaunu nuo to azarto. O tada, kai aš bandžiau, kai man buvo 17, tai matai, žmonės dabar daugiau įsivaizduoja, kaip turi atrodyti tas cyber seksas, žinai, gali nuotraukas kažkokias jūs. O tada buvo taip, kaip aš kažkam rašiau, jį kažką man atrašė. Arba jis ten, aš dabar tave paliesiu, o gerai paliesk mane. Dabar aš tave paliesiu, gerai paliesk. Aš taip paliečiau. Gerai, dabar aš įsivaizduoju, kad aš labai nuobodžiai. Įsivaizduoju, rašai. Ypač jeigu ten, tarkim, tau reikia kažką daryti su rankom, tai tu rašai tik tai vieną rankytę. Tada tampa labai lėtai. O ypač jeigu tas žmogus jau susijaudina, tu ilgai lauki feedbacko. Aš dabar sugalvojau, žinai, kokį. Reikia dabar padaryti naują technologinį stebuklą. Reikia, kaip yra webkamai, reikia sugalvoti tokią programą, kuri kitam laido gale, pavyzdžiui, tu su merga ir ten falas, žinai, toks. Ir tu tą falą sukinėjai, kaip tu nori. Žinok, per šitą. Yra toks daiktas. Per internetą, pavyzdžiui. Man atrodo, kad net per USB jungiasi. Turi būti dar lygos tos kibernetinės, kad jeigu tu, pavyzdžiui, užkrestas, tai tu užkreti irgi du. Pavyzdžiui, arba atvirkščiai. Pažiūrėkit, pas mus varlytės atšaliuoja jau. Kaip tu, taip, viskas? Aš jau baigiau. Tu jau baigiau. Tu man papasakoji apie tą, kaip ten judinasi ir judini. Aš pavyzdžiui, netikiu. Ko netikiu? Kompiuterių gali kurti kažkokius įdomesnius santykius. Aš esu toks žmogus, kur jeigu nori susitikti, man telefoninius pokalbius laikyti yra sudėtinga, man žymiai fainiau yra susitikti. Taip, nes vis tiek kontaktas labai svarbu, ne? Taip. Aišku, jeigu tu esi iškrypęs ir tu nori tam tikrų, arba tarkim neiškrypęs, tau tam tikri santykiai yra neleistini. Tai tada... Bet, žiūrėk, o tau yra šitie čiatai visi ištikimybė ar ne? Nes aš jau skaitau, tai neištikimybė. Man tas pats yra, kad realiam pasauliu tu ateitum ir su merga flirtuotum. Aš jeigu pamatyčiau savo berną čiatinant, man taip pat, aš sakyčiau, afufu. O aš jeigu pamatyčiau savo berną čiatinant, aš jiems sakyčiau, sudalyvauk geriau konkurse, kuriame teisingas atsakymas yra toks, koks niekad nebuvo iki šiol. Tai yra atsakymas A. Koks yra tikras Artūro Chujausko vardas? A. Artūras. B. Benediktas ir C. Aurelijus. Jeigu žinote teisingą atsakymą A, siųskite į SMS numeriu 1351. Ir galbūt jūs būsite tas laimingasis arba laimingoji, kuris ne tik chatins, bet ir gaus šitą nuostabų goodie bagą.
Yeah. O dabar reklama, po kurios mes sveikinsime su nuostabiuoju mūsų laidos svečiu iš Pažinčių.